Dėkui visai Alpinizmo asociacijai, kad padeda organizuoti tokius renginius. Ir kaip ir sakėjau, Aurimai, man svarbiausias mano tikslas tai yra būtent šviesti visuomenę. Dalykai keičiasi ir tai, ką mes esam pratę anksčiau, žinoję iš anksčiau, keičiasi su laiku, atsirandant naujiems moksliniams tyrimams ar kažkokiems pastebėjimams, nauji gydai, naujos gairės tiek ir gydymo, tiek ir nustatymo hipotermijos. Tad tiesiog ir manau, kad tikrai kaip ir verta kiekvieną kartą, bent kartą per metus atnaujinti pradinio gaivinimo žinias ir praktikas, taip pat ir verta atnaujinti tam tikras žinias ir apie hipotermiją, apie kalnų ligą, apie kitas būklės. Galbūt vasarą bus aktualu ir perkaitimas, ir nudegimai, ir nušalimai. Tai ilgai aš čia negaišiu daugiau laiko prisistatymams, tiesiog pereisiu prie pačios prezentacijos ir aš naudosiu skaidres, tai galbūt bus įdomiau ir smagiau žiūrėti, negu vien tik tai į mane kalbančią. Pačios paskaitos mano planas yra trumpai aptarti šilumos praradimo būdus. Prie jos taip pat staptelsiu ir paminėsiu, kaip apsaugoti mūsų šilumą, kaip kad kuo mažiau jos prarastumėm tada, kada jos nereikia mums prarasti. Pakalbėsim apie termoreguliaciją, kas mūsų organizme yra atsakingas už šitą svarbę funkciją. Apie hipotermijos, tai yra sušalimo rizikos veiksnius, kas lemia tą sušalimą mums. Tada jau pereisim prie pačios hipotermijos, kas tai yra, kaip mes vertinam tą sušalimą, kokie pagrindiniai požymiai, kaip atpažinti be termometro ir kodėl tas termometras ne visada mums pagelbės. Na ir žinoma, ir gana norėsiu stipriai akcentuoti apie pirmą pagalbą sušalusiajam žmogui. Pastebėjot, kad čia kalbėsiu būtent apie sušalimą, bendrą kūno sušalimą ir tikrai neminėsiu nušalimų ir kitų šalčio kitokio šalčio poveikio, nes tam norėčiau skirti visai kitą paskaitą, visai kitą laiką. Tad bandysiu tilpti 1 valandą, galbūt su klausimais pereisim į 2 valandą. Bus galbūt ir ilgiau negu 1 valanda šita paskaita, bet todėl koncentruosiuosi į konkrečiai bendrą kūno sušalimą. Na, tad ir eikim prie šilumos praradimo mechanizmų. Ir trumpai dar norėčiau paminėti, kad pati šiluma, kaip jinai atsiranda mūsų organizme, tai yra, galime sakyti, kad tai yra tarsi šalutinis produktas viso to, kas vyksta mūsų organizme. Tai yra visų tų procesų, visų molekulinių procesų, visos energijos gamybos šalutinis produktas yra šiluma. Ir jeigu mes jos kažkaip tai aplinkai neatiduotumėm, mes paprasčiausiai perkaistume. Tad natūralu, kad mes ją atiduodam įvairiais būdais. Štai, kad ir radiacija, kuri yra toks kaip ir kiekvieno šilto žmogaus, šilto objekto šilumos atidavimo būdas. Saulė atiduoda šilumą mums spinduliuodama, pečiukas šiltas, laužas kūrendamasis irgi spinduliuodamas atiduoda šilumą ir mes, mūsų organizmas, mūsų kūnas per odą spinduliuodamas atiduoda šilumą ir pakankamai daug jos atiduoda, net iki 60% kai kuriais atvejais. Dar yra toks būdas, mechanizmas kaip konvekcija. Jinai yra susijusi su šilumos perdavimu orui aplinkiniam arba vandeniu, jeigu mes esam vandenyje. Ir čia labai didelę įtaką turi vėjas, kuris pašalindamas tą jau apšilusi orą nuo mūsų odos, atpučia šalto oro gūsį ir vėl mes jam tam šaltam orui atiduodam savo šilumą ir taip sustiprėja šilumos
šilumos atidavimas kietiems paviršiams, per sąlytį su kietais paviršiais. Tai štai vaikinukas sėdi ant šalto ledo, basomis kojomis. Ir aišku, kad jisai gan didelę šilumos dalį atiduoda būtent kondukcijos būdu, tiesiog per tą sąlytį. Paskutinis metodas tai yra garavimas, mechanizmas tai yra garavimas. Čia mes galime atiduoti šilumą tiek būdami sušlapę, per šlapią odą, šlapius drabužius, tiek ir suprakaitavę. Vėlgi prakaitas tai yra drėgmės vandens lašeliai ant mūsų kūno ir jeigu jie garuoja, mes tą šilumą natūraliai ir atiduodam aplinkai. Turėdami šitos mechanizmus 4 omenyje, galime ir apsisaugoti nuo bereikalingo šilumos praradimo. Aišku, kai kada jis yra reikalingas, tas šilumos atidavimas, tai ypač prakaitavimas karštą vasaros dieną yra labai reikalingas, kad atiduotumėm perteklinę šilumą aplinkai. Tuo tarpu žiemą, nebūtinai žiemą, tai aišku, kai esam sušalę, kai reikia tą šilumą išsaugoti kažkokiu būdu, mes šiuos mechanizmus turėtume turėti omeny ir juos kažkaip tai sumažinti. Tai jeigu turim omeny kondukciją, tai turėtumėm pasitiesti kilimėlį, apsimauti gerus batus. Jeigu turime omeny garavimą, tai reikėtų vilkėti ar nešioti tokius rūbus, kurie yra geros kokybės, kurie mums neleistų per daug stipriai superkaisti, suprakaituoti. Sluoksniavimo principas yra labai svarbus šiuo atžvilgiu. Turėdami kelis sluoksnius, tiesiog kai mes sušylame judesio metu, galim vieną kitą tą sluoksnį pašalinti, likdami apsirengę ir toliau tos šilumos netiduodami. Konvekcija sustabdys vėjui atspari striukė, šiaip vėjui atsparus rūbai. Radiacija, aišku, radiacija vyksta, ją nėra taip jau paprasta sustabdyti, bet izoliacinis tinkamos izoliacijos, šalčio izoliacijos sluoksnis, kaip pūkinė striukė, termorūbai, jie padės mums išsaugoti tą sušilusį orą aplink mus. Tokiu būdu daugiau per odą mes tos šilumos ir netiduosim. Tai tokie pagrindiniai šilumos praradimo mechanizmai. Ir tuo aš ir pabaigsiu tą pačią pagrindinę žinutę apie prevenciją, kaip nesušalti mums ar kelionės metu, ar žiemą. Toliau eisiu jau prie konkrečiai hipotermijos ir termoreguliacijos. Termoreguliacija tai yra toksai terminas, medicininis, biologinis terminas. Ir jisai vyksta mūsų organizme, nes mes kaip subtropinės būtybės esam pratę išgyventi labai mažose temperatūros ribose. O mūsų organizme visi procesai irgi vyksta, optimaliausiai vyksta tik tam tikrose temperatūros ribose. Dažniausiai tai būna apie 37 laipsnius Celsijaus. Kad išlaikyti tokią temperatūrą tokiamis labai įvairiomis sąlygomis, juk žmonės gyvena nuo vieno šiaurės ašigalio iki kito šiaurės ašigalio. Gal ne visai Antarktidoje, bet išgyventi ten irgi galima. Tam yra mūsų smegenyse termoreguliacinis centras, kuris yra atsakingas už vidinės mūsų temperatūros palaikymą. Tai jam visas žinutes apie pokyčius, temperatūros pokyčius duoda receptoriai įvairūs. Dalis receptorių yra mūsų odoje. Mes reaguojam, kai oda susiduria su atvėsusiom sąlygom, kintančią temperatūrą. Dalis mūsų receptorių, šalčio receptorių yra kraujagyslėse, vėlgi tas centras reaguoja ir į besikeičiančią kraujo temperatūrą. Tai kas atsitinka, jeigu mes staiga susiduriam su šaltu oru, su krentančia temperatūra odos, kraujo,
Tai pirmiausiai tas centras įjungia mūsų simpatinę sistemą. Simpatinė tai reiškia mus aktyvina, visą organizmą suaktyvina. Pradeda išsiskirti tokie hormonai kaip adrenalinas, tiroksinas, skydlių, kurie skatina medžiagų apykaitą ir su medžiagų apykaita didėja ir šilumos gamyba. Išsiplečia, susitraukia, periferinės kraujagyslės, tokiu būdu apsaugomas šiltas kraujas, kad jisai neatvėstų susilietęs su šalta oda. Taip pat aktyvinama labai stipriai mūsų galvos smegenys, mūsų tos mąstančios smegenys, kurios jau pradeda galvoti, ką daryti, kad išvengtumėm to sušalimo. Aišku, gali atsirasti ir nerimas, ir panikos jausmas, bet tuo pačiu mes ir bandom surasti, kaip prisitaikyti kažkokiu būdu. Tai dėl to mes statome šiltus būstus, įsirengiam centrinius šildymus, kad nereikėtų žiemą bėgti į mišką malkų kūrenimui. Aišku, žygiuose ar ten kažkokiose užduotyse ieškom kitų greitesnių sprendimų, kaip rasti priedangą, pasistatyti gal iš medžio šakų, gal iš palapinsiaustės kažkokią priedangą, kaip susikurti laužą, kad galėtumėm išsaugoti tą šilumą ir apsisaugoti patys nuo sušalimo. Kas dar atsitinka? Tai įsijungia mūsų labai efektyvus šilumos gamybos mechanizmas, tai būtent drebėjimas. Pradeda drebėti, smegenys liepia pradėti susitraukinėti mūsų raumenims. Deja, tai yra nevalingas dalykas, tačiau labai labai efektyvus. Jis per valandą, šitas drebulys gali per valandą pakelti žmogaus kūno temperatūrą, vidinę kūno temperatūrą nuo 3 iki 4 laipsnių Celsijaus. Ir tai yra tikrai pakankamai daug ir daug daugiau negu kiti netgi aktyvaus šildymo metodai. Žinoma, yra labai didelė kaina šito mechanizmo. Tai yra mes drebėdami, susitraukinėdami raumenis naudoja daug energijos, daug mūsų resursų. Tad jeigu būsime pavalgę, jeigu būsime sotus, nepervargę, išsimiegoję ir gerai atsigėrę skysčių, viskas tvarkoja. Tačiau jeigu būsim išsekę, alkani, tas drebulys ilgai netruks ir tada jau papulsime tikrai į bėdą. Dar yra 4. termoreguliacijos mechanizmas. Jisai yra labai svarbus prisitaikant prie šaltos aplinkos, prie šalčio. Tai yra, ateina ruduo, atrodo, kad šiek tiek atvėsta oras labiau negu mes buvom pratę vasaros ar rudens metu ir staiga mums darosi tikrai labai šalta, norisi labai stipriai apsirengti. Tuo tarpu pavasarį, jeigu pastebėjot, mes rengiamės kur kas mažiau, nors temperatūra iš principo išlieka ta pati kaip rudenį. Ir čia kalta yra būtent aklimatizacija, prisitaikymas prie vėsesnio oro. Ir už tai esame dėkingi mūsų rudajam riebaliniam sluoksniui. Jo neturim labai daug, mes nesam meškos, bet jo šiek tiek turim. Ir būtent jis, suaktyvindamas savo apykaitą, gamina vis daugiau ir daugiau tos šilumos ir padeda mums prisitaikyti, aklimatizuotis. Štai taip atrodo pirmasis prisitaikymas, kai susidurime su šalčiu, kai dar smegenys yra aktyvios ir jos aktyviai kažką daro, kad išsaugotų šilumą ir kad tos šilumos gamintų daugiau. Vis tik yra rizikos veiksniai, kada ta termoreguliacija mūsų bus neveiksminga arba galų gale jinai išseks. Tai apie tos rizikos veiksnius aš trumpai papasakosiu. Žinoma, yra išoriniai faktoriai. Mes kalbam apie žemą oro temperatūrą. Tai arba vandens rašau, nes įkritęs žmogus ar į šaltą vandenį, šaltesnį vandenį, gana greitai atšąla. Tai irgi
hipotermija gali būti būdinga ir tiesiog skęstantiems žmonėms, nebūtinai žiemą. Ir dar kartą pabrėšiu, kad žema oro temperatūra tai nebūtinai minusinė oro temperatūra, kada hipotermija gali ištikti, tai gali būti ir teigiama oro temperatūra, ir +10, +15, aišku, ypač jeigu prisidės dar ir blogos, nepalankios oro sąlygos, tokios kaip lietus ar sniegas, stiprus vėjas, kurie mums padės prarasti šilumą kur kas greičiau, negu norėtumėm, negu reikėtų. Na, žinoma, yra ir vidiniai faktoriai, kurie gali sumažinti organizmo šilumos gamybą, bei taip pat keisti prisitaikomąjį elgesį. Tai tokie faktoriai, kurie mums aktualūs žygių metu ar ten kokiuose nors užduotyse, tai būtent fizinis išsekimas, miego trūkumas, dehidracija ir žinoma maisto stoka ir hipoglikemija. Tai reiškia sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje. Tai iš tuos dalykus reikia būtinai atkreipdėmėsi ir jeigu mes nenorim sušalti, mes turime pasirūpinti ir maistu kelionės metu, ir skysčių, ir tinkamai būti pasiruošę kelioniai, kad nepervargtumėm, bei gerai išsimiegoti. Galbūt net šiltai išsimiegoti. Yra kiti rizikos faktoriai. Štai pavyzdžiui, kai kurie medikamentai, narkotikai, jie slopina termoreguliacinį centrą, kaip ir kitus smegenų centrus, jie gali slopinti, taip ir termoreguliacinį centrą. Tokiu būdu mes arba nesirūpinsim, kad mums šalta, arba tiesiog mūsų organizmas, mūsų termoreguliacinis centras neskatins drebėjimo tuo metu, kada jo labai reikės. Čia prie to pačio noriu parašyti ir apie alkoholį. Alkoholio poveikis yra tas, kad jis išplečia kraujagyslės, periferinės būtent kraujagyslės, todėl šiltas kraujas iš mūsų vidinių organų pradeda tekėti į galūnes, į odą, atrodo, kad mes lyg ir sušylam, bet iš principo tai yra labai apgaulinga, nes tokiu būdu mes prarandam mūsų vidinį šilumą dar labiau. Ir jeigu mes jau esame hipotermijos būklėje, tai gali baigtis labai pavojingai, labai blogai, sukeliant netgi širdies ritmo sutrikimus ir spaudimo kritimus. Aišku, yra rizikos veiksnių, kurių mes negalim koreguoti, tai amžius, bet tą turėtumėm turėti omeny ir kūdikiais ir vyresniais žmonėmis reikėtų pasirūpinti, kad jie nesušaltų. Mūsų kūno sudėjimas turi šiek tiek įtakos, žinoma. Jeigu neturėsim visai poodinio riebalų sluoksnio, mums bus kur kas sunkiau, mes kur kas greičiau prarasime tą šilumą. Ir žinoma, yra tam tikros ligos, kurios veikia tiek per medžiagų apykaitą, tiek per galvos smegenų centrus, per termoreguliacinį centrą, per drebulio slopinimą. Tai tokios kaip skydliaukės funkcijos sutrikimas, vadinamas hipotiroidizmu, kai tiesiog nepakankamai išskiria hormono tiroksino. Tai diabetas, insultas, pažeidžiantis galvos smegenų centrus, Parkinsono liga, artritas, dar keletą jų yra. Galui norėčiau pabrėžti būtent traumą, nes traumuotas žmogus jis kur kas greičiau sušals ir jam tas šaltis bus kur kas pavojingesnis negu sąlyginai žmogus be traumos. Ir todėl mes netgi yra įtrauktas hipotermijos profilaktika, apsaugoti nuo hipotermijos į traumos gydymo algoritmus. Ir tai yra labai svarbu. Tad jeigu jūsų draugas ar jūs tiesiog sutinkate žmogų, kuris tiesiog susižeidžia koją žygio metu ir negali paeiti, tai vienas iš pagrindinių dalykų, ką tikrai galime padaryti jam, tikrai pagelbėti, tai būtent apsaugoti tokį žmogų nuo sušalimo, nes jisai sušals kur kas greičiau. Štai tokie rizikos pagrindiniai veiksniai.
Ir toliau pasakosiu šiek tiek daugiau apie pačią hipotermiją ir kaip ją atpažinti, kai mes neturim arba kai mes negalim pasitikėti termometru. Pati hipotermija medikų vadinama bendru kūno atšalimu, tuomet, kai vidinė kūno temperatūra nukrenta žemiau 35 laipsnių Celsijaus. Vidinė temperatūra reiškia vidinių organų temperatūra, tokių kaip širdis, plaučiai, smegenys. Tai tų gyvybiškai svarbių organų temperatūra, kuri palaikoma iki paskutinio. Ir tai yra daug svarbiau išlaikyti jų temperatūrą, kad jie veiktų tie gyvybiškai svarbus organai, negu mūsų galūnių temperatūra. Štai matot tas žmogeliukas į kairę pusę daugiau, kur parašyta cold, sušalęs, jo kojos, rankos, jų odos temperatūros gali būti tarp 29 ir 27 laipsnių Celsijaus, tačiau viduj jų vidinė temperatūra, organų temperatūra išlieka 35-37 laipsnių Celsijaus ribose, vadinasi, kad ir labai šaltos kojos, rankos, šitas žmogus vis dėlto dar nėra sušalęs. Ir apie rūšis trumpai, šiandien šnekėsiu apie būtent atsitiktinę arba kitaip tariant pirminę hipotermiją, kurios pagrindinis faktorius yra žema aplinkos temperatūra, bet dar yra antrinė temperatūra, antrinė hipotermija, kurią lemia būtent įvairios ligos, traumos, operacijos. Na ir terapinė, kurią tokią hipotermiją sukelia jau specialiai medikai, visiškai kontroliuojamomis sąlygomis, tam, kad tam tikrų procedūrų ar operacijų metu būtų galima sustabdyti kraujotaką ir išliktų gyvybingos mūsų smegenys. Nes sušalusios smegenys jos išlaiko savo gyvybingumą ir atstačius kraujotaką jos atsigauna ir nelieka to neurologinio deficito. Jeigu taip trumpai, kas vyksta, kai mūsų kūno temperatūra jau pradeda kristi žemiau 35 laipsnių Celsijaus, tai reiškia, kai jau pasiekėm tą hipotermijos lygį, tai pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kad sumažėja mūsų smegenų veikla, pradeda lėtėti. Šiaip viskas organizme pradeda lėtėti, kaip irgi palyginimai paprasčiausiai turbūt suprantat, kad molekulės vėsesnėmis, šaltesnėmis sąlygomis, esant mažesniai temperatūrai, tiesiog pradeda lėčiau judėti, tai tas pats vyksta ir mūsų organizme. Viskas pradeda lėtėti. Tai jeigu iš pradžių buvom labai sujaudinti, gal net nerimavom ar panikavom, kas čia bus, krentant mūsų smegenų temperatūrai, tas pojūtis pasikeičia ir ta situacija keičiasi. Pradeda trikti atmintis, aplinkos vertinimas pasidaro toksai, šiek tiek gali būti sutrikęs, gali atsirasti nerišli kalba, nelogiška situacija, elgesys, galų gale mums viskas darosi tas pats, po trupučiuką nyksta mūsų reakcija į aplinką. Ir čia sąmonės pokyčiai, reakcijos sulėtėjimas yra pirmieji požymiai, kad organizmui, kad mūsų smegenys gauna jau tikrai atvėsusi kraują, kad mes šalame, kad vystosi hipotermija. Drebulys išlieka, jis jeigu atsiranda kažkur plus minus 35-34 laipsnių Celsijaus temperatūroje, jis išlieka gana ilgai, jeigu, aišku, yra pakankami resursai. Paprastai sakoma, kad drebulys išlieka iki 32 laipsnių Celsijaus, bet gali būti ir 31 nukritus temperatūrai, iki 31 ir žemiau. Ir žinoma, jau kai mūsų galvos smegenyse pagrindinis tas centras
atšąla tiek, kad jau jisai nustoja reguliuoti, tada dingsta ir mūsų drebulys. Taip pat simpatinė nervų sistema nusilpsta, todėl lėtėja pulsas, lėtėja kvėpavimas, jis darosi paviršutinis. Labai svarbu atkreipdėmėsi, kad širdis sušalusi žemiau negu 30 laipsnių Celsijaus temperatūros, jinai darosi labai jautri bet kokiam mechaniniam ar kitokiam poveikiui. Laidumas sutrinka, tai reiškia, kad bet koks judesys greitesnis ar staigesnis gali lemti širdies ritmo sutrikimus ir tokius pavojingus kaip skilvelių virpėjimas, lemintis kraujotakos sutrikimus visame kūne. Ir toliau krentant temperatūrai, žmogus tiesiog praranda sąmonę, jo jau nebepažadiname, išnyksta įvairūs refleksai, kol galų gale sustoja širdis, nustojam kvėpuoti ir žmogus miršta. Štai daugiau mažiau taip atrodo, aišku, yra skirtingos temperatūros skirtingiems asmenims gali būti, kai tokie reiškiniai pasireiškia, bet iš principo tai krintant temperatūrai viskas lėtėja, kol visiškai sustoja. Tiesa, mačiau klausimų jau parašėt, aš į pačius klausimus atsakysiu per tokias apklausų žinių patikrinimo pertraukėlės, jeigu jūs nieko prieš. Kol kas tęsiu kol kas paskaitą. Mes dabar hipotermija yra skirstoma į tam tikrus sunkumo laipsnius. Tai galime skirstyti galim išmatuodami vidinę kūno temperatūrą. Dar kartą noriu akcentuoti, kad matuojam vidinę kūno temperatūrą, vidaus organų temperatūrą. Aišku, ne visi mūsų termometrai yra pajėgus tai išmatuoti, todėl apie tai pašnekėsiu biškį vėliau. Ir sušalusios galūnės tai dar nereiškia, kad bus hipotermija. Tai apie tai irgi vėliau pašnekėsim. Jeigu remiantis būtent temperatūromis, tai lengva hipotermija bus tarp 32–35 laipsnių Celsijaus, vidutinė, kai bus 28–32 laipsniai Celsijaus temperatūra, ir sunki, kai kris mažiau negu 28 laipsnių Celsijaus. Jeigu žmogus šaltas, dreba, tik ką susidūrė su šalčio pojūčiu stipriu, bet jo temperatūra bus virš 35 laipsnių Celsijaus, tokią būklę mes vadinsim tiesiog šalčio stresu. Tiesiog šalčio stresu ir viskas. Ir aišku, kai kurios šaltiniai išskiria dar ir labai gilią hipotermiją, kai krenta temperatūra žemiau 24 laipsnių Celsijaus. Man tiesą pasakius ir visai patiko peržiūrėta šveicarų sistema hipotermijos sunkumui įvertinti. Ir jinai yra rekomenduojama būtent gelbėtojams, nes čia neatsižvelgiama į temperatūras, čia atsižvelgiama į sąmonės lygius, į klinikinius požymius. Ir aš trumpai apie tą sąmonės lygio vertinimą. Tai yra AVPU skalė, jinai šiek tiek panaši į Glasgow komos skalę. Tačiau Glasgow komos skaliai ten yra visokių klinikinių radinių, kurie sumuojasi ir yra kur kas komplikuotesnė, AVPU yra labai paprasta. A raidelė reiškia alert angliškai arba budrus. Tai jeigu yra žmogus budrus, tai tokiam sušalusiam žmogui širdies sustojimo rizika yra gana maža. Jeigu mes pažadinam žmogų pakviesdami balsu, tai reikia paklausti, kas atsitiko. Jis iš principo yra galbūt mieguistas, tai jau kaip ir vidutinė
hipotermija vadinama. Ir tokiam žmogui jau vidutinė rizika ir širdies sustojimo. Tai yra jau pakankamai sušalęs kraujas, sušalusi širdis, kad širdies ritmo sutrikimai gali įvykti gana greitai. Na, aišku, jeigu mums reikia tą žmogų gerai papurtyti ar gerai išnypti, suteikti skausmo, tai yra P raidelė, arba netgi tokie dalykai, tokie veiksmai tokio žmogaus sušalusio nepažadina. Tokio žmogaus būklė yra tikrai sunki, yra sunki hipotermija ir jo širdies sustojimo rizika yra labai labai didelė. Dar aišku, dar yra nesąmoningas ir be gyvybės ženklų. Ir tai vertiname kaip hipotermijos sukeltas širdies sustojimas. Tai vat sąmonės būklė, jau sakiau, kad sąmonė trinka pirmiausia ir į ją mes daugiausia ir skirsime dėmesį vertindami hipotermiją. Dar viena lentelė vėlgi iš paskutinių 2019 metų gairių, kaip gydyti, kaip prieiti, kaip įvertinti hipotermišką pacientą, kuriame irgi akcentuojama tai, kad vertinama yra sąmonės lygis, kiek žmogus pats fiziškai gali būti aktyvus ir kiek jis gali pats savim pasirūpinti, budrumas, drebėjimo intensyvumas ir žinoma hemodinamika, tai yra pulso, širdies susitraukimo dažnis, pulsas ir kvėpavimas. Tai vėlgi tie patys kaip ir su temperatūra, jie labai gerai asocijuojasi. Štai šalčio stresas, jeigu žmogus yra visiškai sąmoningas, jeigu gali praktiškai pats savim pasirūpinti, judėti, kad ir dreba, jam galbūt tik drebulys gal ir trukdo ten tą visą kažkiek savim pasirūpinti, tai tokį vertinsim kaip tiesiog šalčio ištiktą stresą, bet dar ne hipotermišką, dar nepradėjusi sušalti žmogų. Jam reiks pagalbos, bet turbūt minimalios. Tuo tarpu, jeigu jau žmogus pats pasirūpinti nebegali savimi, dėl kokių nors priežasčių sutrikęs yra sustingę raumenys labai stipriai, ar ten judesiai pradeda, galbūt nebelogiški veiksmai, nebelogiškai mąsto tam tikromis situacijomis, gal sulėtėjusi reakcija. Matom, kad bet jisai dar dreba ir yra budrus. Budrus, tai reiškia, kad mes prieinam, jisai žiūri mus, kalba su mumis, atsakinėja į klausimus, galbūt lėčiau, galbūt ne visai tiksliai. Tai tokiam žmogui jau mes įtarsim lengvą hipotermiją. Jeigu mes randam žmogų miegantį, jį reikia pažadinti ar žodžiu, ar tuo pačiu skausmu, sukeldami kažkokį skausminį impulsą, pajudindami stipriau ar ten išnypdami. Toks žmogus gali ir netgi nebedrebėti. Įtarsime, kad tai jau yra vidutinio lygio hipotermija. O jeigu rasim šaltą ir nebesąmonės žmogų gulinti, tiesiog, kurio mes nebesugebėsim netgi pažadinti, tokį jau reikės vertinti kaip sunkios hipotermijos ištiktą žmogų ir vertinti, ar aptinkam kažkokius gyvybinius ženklus ar ne. Tai toks vertinimas, o dabar apie termometrus irgi trumpai. Turim visokių termometrų, su savim galbūt vežamės, galbūt ne. Tiesiog dauguma termometrų, tų buitinių termometrų, kuriuos mes naudojame temperatūrai matuoti namuose ar ligoninėje, tiesiog mums netinka. Esant hipotermijai ar šaltoms aplinkos sąlygoms. Infraraudonieji, tiek kaktos srityje matuojantis temperatūrą, tiek ausies srityje
matuojantis temperatūrą. Jie visiškai mums netinka, nerodys vidinės kūno temperatūros, galbūt tik tai odos temperatūrą. Netgi pažastyje, matuojant temperatūrą su gyvsidabrio ar alkoholio pagrindu, irgi nebus labai tikslus ir jie gali būti naudojami įtariant hipotermiją, tačiau hipotermijos sekimui, šildymo sekimui, situacijos gerėjimui, blogėjimui tikrai jie nebus tinkami. Dešiniam apatiniam kampe yra jau būtent medikų rekomenduojamas šaltoje aplinkoje gali būti naudojamas hipotermijai įvertinti termometras. Jisai yra vadinamas epitimpaniniu termometru, zondas pagrįstas termistoriaus pagrindu, kuris pats zondas tas įkišamas į ausies kanalą, apsaugoma nuo aplinkos poveikio ir matuoja būtent ausies membranos temperatūrą, kuri turėtų atspindėti mums miego arterijos temperatūrą. Tai jau kaip ir vienintelis, kuris turbūt būtų rekomenduojamas tokiomis sąlygomis kalnuose ar gelbėjimo darbuose, kur gali būti prieinamas. Aš nežinau, aš Lietuvoje nesu mačius tokio termometro niekur pirkti, nežinau, gal kas iš jūsų ir bus susidūrę. Jeigu ligoninės sąlygomis ar paramedikams kas aktualu, tai rekomenduojamas ezofaginis termometras, kai termometro zondas įkišamas į stemplės apatinį trečdalį ir jau matuoja temperatūrą būtent kažkur ties širdimi. Tai irgi kitas labai rekomenduojamasis termometras. Tačiau tokio termometro mes tikrai kažkur tai žygiuose neturėsim ir mes juo, o kitais pasitikėti tiesiog neverta ir imti į vaistinėlės tikrai neverta. Na štai ir pirmoji mūsų pertraukėlė. Per tą pertraukėlę aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt į keletą klausimėlių. Pasižiūrėtumėm, ar daugiau mažiau aiškiai išdėsčiau medžiagą, rasite nuorodą mūsų čate, mūsų pokalbyje. Na, pabandykite prisijungti ir užpildyti. Ten užtruksite tikrai neilgai, keli trumpi klausimėliai su variantais, tai išsirinksit. Ten taip pat galite palikti ir klausimą. Aš tuo pačiu metu patikrinsiu ir galėsiu atsakyti. Čia matau yra vienas klausimas, kodėl traumuotas žmogus greičiau atšąla, mažiau juda ar kūno termoreguliacija neveikia dėl traumos streso. Tai taip, vienas iš pagrindinių dalykų, kad jis tikrai mažiau judės, bus vienaip ar kitaip mobilumas sutrikęs. Tad šilumos gamyba bus tikrai sumažėjusi. Tačiau vėlgi trauma gali būti įvairi, tai gali būti ir galvos ir stuburo smegenų trauma, ir todėl ir termoreguliacija gali trikti ir dėl įvairių pažeidimų tiek galvos smegenų, tiek nugaros smegenų, nes tada tiesiog impulsai į raumenis nenueis ir nebus adekvataus drebulio. Ir aišku, traumos metu, didesnės traumos metu išsiskiria įvairūs mediatoriai, kurie irgi gali slopinti ar kitaip veikti termoreguliacinį centrą. Lina, ačiū už pagalbą.
O, matau, intensyviai atsakinėjate klausimus, jau daug yra pateikta. Dar ką pasakysiu, kad yra pateikti ir teisingi atsakymai, tad kai užpildot ir pateikėt savo atsakymus, jūs galit prisijungti iš naujo ir matyti, ar teisingai ar ne visai atsakėte. Yra keli klausimai. Kai sergu, mano temperatūra nukrenta iki 35 laipsnių Celsijaus. Čia greičiausiai todėl, kad mes sirgdami vartojame, tai yra, kai mums kyla temperatūra, vartojame tam tikrus medikamentus, kaip paracetamolis, ibuprofenas, kurie numuša mums temperatūrą. Tai yra, kuri padeda sureguliuoti tą temperatūrą, kad nebūtų 40 ir daugiau, kas vėlgi yra negerai. Todėl greičiausiai ir jeigu nėra mūsų temperatūra daugiau negu 38 ir apie 37 ir mes tuos medikamentus naudosim, tai greičiausiai ir ta vidinė kūno temperatūra kris 30, iki 35. Bet to dar gali būti tas, kad mes naudojam ir išmatuojam pažasties ar kaktos srities temperatūrą, kur vėlgi bus ne visai atspindės mūsų vidinę kūno temperatūrą. Dėl pasiekmių su sunkia hipotermija, tai priklausys nuo to, iš principo žmogus kaip ir gali atsigauti ir visai be pasiekmių ir yra tokių puikių atvejų, kai net sustojus širdžiai esant tokiai temperatūrai, žemai temperatūrai ir atgaivinus tokį žmogų po tam tikro laiko tikrai nebuvo jokių neurologinių pasiekmių ir kažkokių didesnių sutrikimų. Svarbiausia mums vis dėlto turėti omeny, kad ta hipotermija jinai šiek tiek apsaugo mūsų smegenų ląsteles nuo žūties. Vis tik gali būti padidėję paskui jautrumai. Jeigu hipotermija ypač ištinka vandenyje, jeigu mes gelbstim žmogų iš šalto vandens ar iš kokios sniego lavinos, tai gali būti kitų pasiekmių, ne dėl pačios hipotermijos, bet dėl plaučių pažeidimo, tai ten tos pneumonijos, plaučių sutrikimai gali įvykti. Tai čia buvo klausimas, ar turi pasiekmių stipri hipotermija, nekalbant apie galūnių nušalimą ir mirtį. Kiek yra tiesos šitam patarime, galima duoti alkoholio sušalusiam tik tada, jei iškart po suvartojimo nukentėjęs keliaus į šiltą aplinką. Taip net nereikėtų daryti, nes mes nežinom, kiek jis yra sušalęs. Ir netgi judesio metu nereikia duoti ir alkoholio, jeigu žmogus sušalęs pradės judėti, ir aš tai toliau šnekėsiu, gali toliau kristi temperatūrą ir gana stipriai. Ir tai gali lemti labai rimtus širdies ritmo sutrikimus, kolapsą, sąmonės praradimus ir mirtį. Tad duoti alkoholio vienokio ar kitokio atveju tikrai nerekomenduojama ir negalima. Kokio laipsnio hipotermija, kai žmogus pradeda nusirenginėti drabužius, įsivaizduodamas, kad jam karšta. Taip, tai yra toksai reiškinys, tai vadinasi paradoksiniu nusirenginėjimu, kai žmogus sušalęs šaltoje aplinkoje pradeda tiesiog nusirenginėti.
ir tai yra tarp vidutinės ir sunkios hipotermijos. Jau jeigu mes vertinam sunkią kaip nesąmoningo žmogaus, tai čia bus kažkur tai tarp vidutinės ir sunkios hipotermijos, kai jau visai, kai nustoja dirbti, nustoja veikti mūsų termoreguliacinis centras. Tokiu būdu išsiplečia paviršinės periferinės kraujagyslės, šiltesnis kraujas patenka į mūsų odą, į mūsų galūnės ir todėl mums atrodo, kad pasidarė karšta ir toks žmogus gali nusirenginėti. Tad tai bus tikrai vidutinė ir tarp vidutinės ir sunkios hipotermijos. Nu, 67 atsakėte, ačiū. Daugiau aš nematau, kad būtų. Jeigu bus daugiau, tai vėliau dar kartą patikrinsiu atsakymus ir jeigu bus klausimų, atsakysiu. Vat ir čia yra šiek tiek tai klausimų pačiam čate. Jeigu pašalinimas šalčio šaltinis ar alkoholis praplėsdamas kraujagysles nepadėtų greičiau įsisavinti šilumą. Tas pats atsakymas, kaip jau buvo prieš tai. Alkoholis nepadės, tikrai neefektyvus dalykas ir nerekomenduojamas, nes vėlgi pradėjus šildymui dar yra toksai efektas kaip tęstinis mūsų vidaus temperatūros kritimas, kurio reikėtų labai stipriai vengti ir čia jau alkoholis gali mums ir labai rimtai pakenkti. Nagi, ar daugiau bus? Ernestai, į šitą klausimą greičiausiai aš jums šiuo metu nerasiu, neatsakysiu. Galiu pasidomėti ir vėliau, jeigu norėsit, atsakysiu, kaip vaistai nuo hipertenzijos veikia atsparumą šalčiui. Nebent Lina, matau, kolegė yra, nebent jinai greitai galėtų ką nors pakomentuoti. Na gerai, tai kol kas tada tiek. Grįžkim prie pagrindinės mūsų temos ir daugiau aš noriu jums pakalbėti ir dar kartą akcentuoti būtent apie pagalbą sušalusiajam žmogui. Ir dar kartą paminėsiu, kad šitie metodai, tai pasyvaus šildymo, aktyvaus šildymo, yra aktualu ne tik tai sušalusiajam hipotermijos ištiktam asmeniui, bet ir žmogui, kuris patiria gamtoje ar kažkokiose tokiose situacijose traumą, kad jį reikės irgi šildyti, apsaugoti nuo šilumos praradimo. Ir vėlgi turbūt pirmą dalyką, ką visada mokymuose akcentuoju, kad bet kokią pagalbą teikiant reikia pirmiausia pasirūpinti saugumu. Saugumu savo gelbėtojų komandos, taip pat ir saugumu gelbėjamojo paciento, gelbėjamojo nukentėjusio žmogaus. Tai žinoma, jeigu yra sniego lavinos pavojus, ar griūtis kokia, ar gali medis užgriūti, reikia apsižiūrėti aplinką, įsivertinti, ar mums patiems nekyla pavojus. Ir jeigu yra bent kažkokia pavojaus rizika, stengtis veiksmus atlikti taip, kad tos rizikos išvengtumėm ir kuo greičiau pasišalintumėm iš nesaugios vietos. Ir taip pat, kalbant apie saugumą, dar svarbu atsiminti 2 pagrindinius dalykus, kada reikia saugoti ir patį nukentėjusį asmenį, kad jisai išvengtų kolapso ir širdies ritmo sutrikimų dėl taip vadinamo gelbėjimo
Ir taip pat, kad apsaugotumėm nuo tolimesnio vidinės kūno temperatūros kritimo, ar taip vadinamojo after drop angliškai. Tai du reiškiniai, kurie yra pakankamai dažni ir populiarūs gelbstint tiek skęstančius, tiek po sniego lavina. Tu pastebėjai, kad nėra tokio čia kvapo, Žmonės. kad čia nėra kvapo kambarį kažkaip taip pat ir šiltant. Taip pat ir pradėjus šildyti sušalusi tiesiog žmogų, šitos rizikos jos kurį laiką išlieka ir jos gali būti mirtinos, jeigu ta temperatūra, vidinė kūno temperatūra yra pakankamai žema. O kaip išvengti šitų rizikų, tai pagrindiniai dalykai - elgtis su nukentėjusiuoju labai labai atsargiai, stengtis jo nestatyti į stačią padėtį. Jeigu jisai gulimoje pozicijoje, tegul jis ir guli, kuo mažiau judinti galūnės, kad nesuaktyvėtų kraujotaka galūnėse. Ir išlaikyti horizontalią padėtį kuo ilgiau, ir stebėti, žinoma, tokį žmogų. Tam, aišku, šildymui netiks įvairios šiltos vonios, dėl to, kad išsiplėtus periferiniams kraujagyslėms bus atiduodama šiluma iš vidaus. O jau kai atiduosim šilumą, kai šalt temperatūra kris ir toliau širdies ritmo sutrikimų dažnis gali dar sustiprėti. Tai šitos dalykus reikia turėti omeny. Kuo mažiau judinti sušalusi žmogų, kuo mažiau judinti jo galūnės ir jį tiesiog juo pasirūpinti, bet labai atsargiai. Dabar kiekvieną sušalimo stadiją pereisim atskirai. Dar kartą priminsiu, kaip atpažinti ir ką su tokiu žmogum daryti, ką galima ir ko nereikėtų daryti. Tai pirmiausia, vis dėlto kalbėkim apie šalčio stresą, kai žmogus sušalęs, bet ne hipotermiškas. Galūnės šaltos, rankos, kojos šaltos, visas šaltas, dėl šalčio poveikio į odos receptorius jisai dreba, tačiau yra visiškai sąmoningas, budrus, juda pats, gali savim drąsiai pasirūpinti. Galbūt dėl sustingusių raumenukų vis dėlto ten kraujotaka yra silpnesnė, kai kurie judesiai bus sudėtingi, ypač smulkiosios motorikos, bet iš principo ir mąstymas, ir elgesys jisai bus adekvatus ir tikri. Tokį laikysim kaip sušalusi, bet dar ne hipotermišką. Ir juo, aišku, reikės šiek tiek pasirūpinti, padėti jam galbūt, apsaugoti nuo tolimesnio šilumos praradimo. Būdus aptarsim vėliau. Tokį žmogų galim raginti drąsiai pačiam pajudėti, kad sušiltų, nes raumenų darbas padės gaminti šilumą organizme. Ir žinoma, jis, kadangi dreba, jis bus išnaudojęs pakankamai daug savo resursų, tad duoti šiltų skysčių ir kaloringo maisto drąsiai galima tokiam asmeniui. Ir žinoma, stebėti, jeigu situacija blogės, elgsimės visai kitaip. Lengva hipotermija. Tai žmogus dreba, vėlgi yra sąmoningas, budrus. Mes tą raidelę A jau žinom iš AVPU sąmonės vertinimo skalės, tačiau jisai savim pasirūpinti jau nebegali. Galbūt dėl sulėtėjusios reakcijos, galbūt dėl šiek tiek nelogiško elgesio, galbūt tiesiog sustingusių stipriai raumenų. Jam kažkas jau taip jau mums įtartinai. Ir šiaip, jeigu galvojam, ar sušalęs ar nesušalęs, geriau pagalvoti apie lengvą hipotermiją, negu paskui turėti problemų. Tai tokį žmogų norėtųsi jau paguldyti. Jeigu jis guli, tokio žmogaus tiesiog nesodinkim. Jeigu jis vaikšto, stovi, pasistengime įkalbėti šiek tiek
ramiai pabūti bent 30 minučių, kol mes jį šildysim, kol ir stebėsim. Tokiam reikėtų suteikti priedangą nuo vėjo, nuo lietaus, nuo sniego. Pasirūpinti sausais rūbais būtų gerai, tačiau turėkit omeny, kad keisti šlapius rūbus sausais jau reikia tik tai šiltoje aplinkoje. Tai reiškia, jau turim turėti kažkokią priedangą, kad galėtumėm jį perrengti. Reikėtų pasirūpinti pasyvių šildymų, tai reiškia apkloti šiltais miegmaišiais, antklodėm, kažkokiu drėgmę sulaikančiu, nepraleidžiančiu audeklu. Vyniosim vėliau į burito, taip vadinamai. Pašnekėsim apie tai, kaip tai padaryti efektyviausiai. Taip pat galima galvoti ir apie aktyvius šildymo metodus, tokius kaip karšto vandens butelis, kaip šilumos paketai, kurie galėtų mums padėti sušildyti žmogų iš išorės. Tai yra jau turim, tai gali aišku būti koks nors laužiukas ir šiltas pečiukas, kažkas, kas teikia šilumą jau iš išorės. Žmogus sąmoningas, tad jeigu nėra kitų problemų, kas gali turėti įtakos užspringimui, galim drąsiai duoti šiltų skysčių, kaloringo, daug angliavandenių turinčio maisto. Ir kaip sakiau, šiek tiek palaukti, bent 30 minučių ir tik po to leisti jam aktyviai judėti, jeigu reikia jam pasišalinti iš įvykio vietos, tai po tų 30 minučių stebėjimo ir tokio šildymo. Ką dar paminėsiu, kad drebulys yra efektyviausia priemonė negu aktyvus šildymas iš išorės, bet vis dėlto jis yra varginantis reikalas, naudojantis daug vidinių resursų, todėl tikrai žmogus padėkos, jeigu jam duosit kažkokį išorės, šilumos iš išorės. Na, o jeigu žmogus guli, yra arba miega, arba snaudžia, yra stuporo būklėje, mes jį pažadinam tik tai žodžiu garsesniu, garsiau pašaukę, arba gal netgi stipriau supurtę, ar įžnybę, suteikia kažkokį skausminį impulsą. Vadinasi, jo jau sąmonė bus trinkanti, jis nebus budrus. Jo drebulys gali jau būti nebe toks efektyvus, kaip buvo pradžioj, ar dėl išsekimo, ar dėl jau termoreguliacinio centro veiklos sutrikimų. Žinoma, toks žmogus jau nebejudės pats, jau kažko labai jums nebepapasakos daug. Tokį žmogų mes vertinsim kaip vidutinės hipotermijos ištiktą žmogų. Ir su juo jau reikės elgtis labai atsargiai. Jam bus tinkama tik tai horizontali padėtis, kuo mažiau stengtis judinti tiek jį patį, tiek jo galūnės, kad neaktyvinti kraujotakos. O šildymo metodai išlieka tie patys, tačiau čia bus labai svarbus būtent aktyvus šildymas išoriniais šilumos šaltiniais. Jau mes apie juos šnekėjom šiek tiek. Tai gali būti buteliai, tai gali būti netgi pats kitas žmogus, šiltas žmogus atsigulę savo kūnų gali šildyti, jeigu nėra kitos galimybės. Kadangi jau jis iš vidaus pats šilumos gamintis nebegali, todėl kad ir kaip mes jį izoliuosim nuo aplinkos poveikio, kad ir kaip saugosim tą šilumą, jisai kitaip nesušils, tik tai per aktyvius šildymo metodus. Ir žinoma, jisai jau mieguistas, jo sąmonė trinkanti arba sutrikusi, todėl duoti jam nei gerti, nei valgyti mes nebegalėsim. O evakuacija yra būtina, tačiau labai atsargi. Turėtų būti, kad išlaikyti horizontalią padėtį ir neleisti jo sušalusiai širdiai užvirpėti. Aišku, jeigu žmogus nedreba, mes jo nepažadinam, jo krūtinės oda, šiaip oda visa yra šalta, sušalusi, stebim retą pulsą ir retą kvėpavimą.
tai vertinsim kaip sunkią hipotermiją. Ir principas yra visiškai toks pat kaip vidutinės hipotermijos. Labai svarbu tokį žmogų išlaikyti kuo ramesniai horizontalioj padėtyje, kuo mažiau jį judinti. Jam, jeigu nuspręsim keisti rūbus, tai geriausia bus ne kilnoti tas galūnes, rankas, kojas, kad numauti kelnes ar megztinį šlapę, bet geriausia kirpti šlapius rūbus taip, kad galėtumėm juos pašalinti, nejudindami galūnių. Aktyvus šildymas iš išorės ir žinoma skubi evakuacija. Ir čia bus svarbu, gali prireikti ir kokio malūnsparnio ar kito gabenimo būdo, ir to gabenimo metu reikės užtikrinti, kad jisai kuo mažiau prarastų tą šilumą. Na ir aišku, gali būti taip, kad mes aiškiai nematysim, ar yra tie gyvybės ženklai ar ne. Tuomet jau rekomenduojama stebėti šiek tiek ilgiau, tai yra to pulsą tikrinti ir kvėpavimą tikrinti bent 1 minutę, kad galėtumėm nustatyti gyvybės ženklus, yra jie ar nėra. Na, o jeigu mes jo to pulso ir kvėpavimo neaptinkam, netgi radę tokį žmogų ir nežinodami, kada sutriko širdies veikla, mes turim pradėti pradinį gaivinimą. Yra keletą, kaip sakoma, kontraindikacijų, patarimų, kada tas gaivinimas nebus efektyvus ir nereikalingas. Tuomet, kai stebėsim aiškius mirties požymius, pavyzdžiui, trauma kažkokia susijusi su gyvybe visai nesuderinama. Aišku, kai bus nesaugi aplinka, ar kai gelbėtojai begaivindami bus išsekę, tada irgi rekomenduojama nutraukti gaivinimą ir jo net nepradėti. Na, o kalbant apie tuos, kurie yra išbuvę jau po sniegu ilgesnį laiką, kurį laiką, tai jeigu randam, iškasam iš po sniego, jis tam yra išbuvęs mažiau negu valandą, jo temperatūra, vidinė kūno temperatūra yra daugiau negu 30 laipsnių Celsijaus, stebima sistolė ir kvėpavimo takų obstrukcija, tokiu būdu mes nepradėsim gaivinti, nes greičiausiai jis bus numiręs nuo asfikcijos, tai yra nuo deguonies trūkumo ar traumos sniego lavinos metu. Tai va tokios pagrindinės gaivinimo rekomendacijos, kai reikia pradėti gaivinti. O gaivinti sušalusi žmogų kitais atvejais reikia ir ilgesnį laiką net rekomenduojama, nebe 20, ne 30 minučių, bet ir 60 minučių. Ir netgi yra algoritmai intermituojantis, taip vadinamieji, kai galima pagaivinti, kad evakuacijos netidėlioti, tam tikrą laiką nutraukti gaivinimą, po to vėl grįžti prie gaivinimo. Tai tikrai tas gaivinimas gali būti netgi toks, gali būti efektyvus. Beje, dar apie lavinas, kas irgi labai įdomu, ir iš paskutinių gairių pateikta, kad rekomenduojama gaivinimą pradėti nebūtinai horizontalioj padėty. Tai reiškia tiesiog pradėjus, atradus žmogų po sniegu, jį pradėjus iškasti ir matant, kad jau krūtinė galva jau išlindus, tuo tarpu dar kojos po sniegu, ir matom, kad nėra gyvybės ženklų, jau galima tada pradėti gaivinimą. Na, dar keletą dalykų, dar grįžtant prie pačios pagalbos, pakalbėsiu apie pasyvaus šildymo metodus ir aktyvaus šildymo metodus ir būdus. Tai pasyvus šildymas, tai toks šildymas, kada mes padedam apsaugoti nuo šilumos praradimo patį žmogų. Jisai drebėdamas kūrė tą šilumą iš savęs, bet mes padedam jam tiesiog apsisaugoti taip, kad jisai tos šilumos nebeprarastų taip stipriai, jinai kauptųsi jo organizme, liktų jo organizme. Tam reikalinga priedanga,
Tai gali būti namelis, palapinė, palapinsiaustė išskėlėsta ar tentas apsaugantis tiek ar nuo vėjo, ar nuo kritulių. Tai aišku, šilti, sausi rūbai. Būtinai nepamirškim rankų, kojų, kaklo bei galvos, per kuriuos labai stipriai prarandam šilumą. Tad ir pirštinės, ir kepurė, ir kaklaskarė, ir kapišonas viskas pravers. Na ir žinoma, vyniosim į šiltus audinius, į antklodės, miegmaišius. Bus naudojamas ir kilimėlis, kad išvengtumėm kondukcijos perdavimo šilumos pagrindui šaltam. Taip pat ir drėgmės nepraleidžiantys audiniai, tokie kaip palapinės viršus ar ten kokie termoizoliacinės skraistės. Prie pasyvaus šildymo aš taip pat paminėsiu ir maistą bei skysčius. Tai tarsi pagalba vidiniai šilumos gamybai žmogaus. Vėlgi jisai pats bus atsakingas už tą šilumos gamybą, bet mes jam tiesiog padėsim atstatyti resursus. O dabar pats burrito, tai čia ačiū kolegams, jos parengė labai puikų video. Muzikos negirdėsit greičiausiai, bet aš pabandysiu pakomentuoti tam tikrus dalykus. Tad kaip suvynioti sušalusių žmogų į burrito? O, iški peršokau. Štai kas buvo daugiau mažiau naudojama. Štai Ieva randant sušalusių žmogų, įvertina jo būklę, pasiklausia, kas atsitiko, tada būtinai, ką turi, uždeda pirštinės, kepurę ant galvos, užsaksto ar užsega užtrauktuką striukės ir tada ruošia patį burrito. Virvės reikės supakavimui. Išoriniam sluoksniui naudoja drėgmės nepraleidžiančią palapinės viršutinę dalį. Tada būtinas yra, aišku, ir kilimėlis kaip izoliacinis sluoksnis nuo žemės. Miegmaišis 1-2 miegmaišiai, jeigu tik telpa vienas į kitą ir paskui dar žmogus sušalęs, tai irgi labai puiku naudoti kelis miegmaišius, nes tai padidins termoizoliaciją. Taip pat naudoja, aišku, komercinį šiuo atveju, bet tai gali būti ir bet koks kitas drėgmės nepraleidžiantis audinys, kad ir šiukšlių maišai plastikiniai, kitoks plastikas, folinė skraistė, kurią turime mūsų automobilių vaistinėlėse. Šilumos paketėliai ant krūtinės, jau čionais yra aktyvaus šildymo elementas, viskas saugiai ir apklojama. Labai svarbus elementas štai, kad į miegmaišį reikėtų įvynioti žmogų, tai yra, reiškia, užsekti jį geriau negu tik tai uždengti miegmaišiu. Ir tada uždengiama jau to vėlgi išorinių termoizoliacinių ir ne termoizoliacinių, čionais šituo drėgmės nepraleidžiančių audinių, kad apsaugoti visą tą mūsų sistemą sukurtą nuo drėgmės, vėjo ir kad viskas būtų kuo kompaktiškiau, aišku, reikia panaudojama yra virvė, kad supakuojamas asmuo. Paskui bus jau tokį saugų ir gabenti perkelus ant neštuvų. Tai tokie pagrindiniai sluoksniai ir pagrindiniai mechanizmai. Dar būtų galima uždėti kaklaskarę ant burnos, kad kuo mažiau šaltų, galbūt net akinius, tos goglus, slidininko akinius ant akių. Tai tokia visa suvyniojimo eiga. Tai dar kartą ačiū Ievai, taip pat Marijai ačiū už pačio filmo sukūrimą ir organizavimą, ir Montės magijos klubui ir savanoriams, kurie prisijungė prie visos šios veiklos ir pasidalino video. O aš apie aktyvaus šildymo priemonės.
Radau tokią lentelę visai neseniai atnaujintose taktinės medicinos gairėse, kur yra vertinami tam tikros aktyvaus šildymo priemonės, remiantis įvairiais moksliniais tyrimais. Ir ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad jie vertina tiek improvizacinės, tiek ir komercinės priemonės. Nėra rekomenduojami vis dėlto maži rankoms ir kojoms šildyti skirti šilumos paketėliai. Jie vidinę temperatūrą mažai pakelia, praktiškai nepakelia. Taip pat netgi nėra rekomenduojama skirti kaip šildymui naudoti pašildytų skysčių į veną. Ir aš visai sąmoningai šito metodo neminėjau šioje paskaitoje, nes mums improvizuojant pagalbą greičiausiai mes tikrai neturėsim priemonių, negalėsim pašildyti tų skysčių ar išlaikyti šiltų skysčių, kol jie tekės, ir greičiausiai retas, kuris iš mūsų sugebės į sušalusio žmogaus veną periferinę įvesti tą kateterį. Vienaip ar kitaip, tai nėra efektyvus būdas aktyviam šildymui. Bet vieną varnelę užsidirba žmogaus šildymas kito šilto žmogaus kūnų. Tai reiškia, jeigu yra resursų, tai yra daug žmonių aplinkui ir vienas nori tiesiog pagelbėti iškrisdamas iš komandos, iš gelbėtojų komandos, jisai gali drąsiai atsigulti šalia drebančio žmogaus ir jį pašildyti. Tikrai bus šiokia tokia pagalba, negu nieko. Karšto vandens buteliai yra minimi, vėlgi vieną varnelę užsidirba, 2 varneles užsidirba vaikščiojimas, judėjimas. Aišku, dar priminsiu, kad to mes negalim leisti, jeigu žmogus yra hipotermiškas, kad reikėtų tokį žmogų pirmą pastebėti, ar jam nekris ta temperatūra dar labiau. Toliau aptariami jau komerciniai, specialiai paruošti šilumos paketai, sistemos įvairios. Jos, aišku, ir gali būti ir labai brangios, ir nelabai patogios neštis, ir greičiausiai mes mažai kas iš mūsų turės. Galbūt armijoje ar kažkur tai, kas iš savanorių, galbūt kokią HPMK metodą ir turės, nešis. Daug dievė nereiks jo ir panaudoti. Ką tik norėčiau atkreipdėmėsi, taikant aktyvaus šildymo priemonės, kad sušalusi oda, jinai yra labai jautri įvairiems pažeidimams, tiek spaudimui, tiek ir šilumai, karščiui. Todėl labai svarbu nedėti šilto paketo ar šilto vandens butelio ant nuogos odos, bei stebėti tokią uždėjus šiltą paketą, kad oda nenudegtų. Paprastai rekomenduojama dėti tuos paketus ant viršutinės kūno dalies, tai dažniausiai būna krūtinė, pažastys, nereikėtų vynioti aplinkui paketų. Ir jeigu dedam ant nugaros, reikėtų įsitikinti, kad galėsim stebėti odą dėl nudegimų, kas gali būti nelabai paranku evakuacijos metu. Tad krūtinė ir pažastis lieka tokia kaip optimaliausios vietos. Nagi štai, yra apie šiek tiek daug, vėl darom pertraukėlę ir vėl atsakysiu į jūsų klausimus. Tuoj rasite nuorodą į mano klausimus jums. Na štai, dabar spauskite, atsakykite į klausimus ir ten taip pat galite pateikti savo klausimus man. Aš turiu Laimio klausimą, koks optimalus temperatūrų skirtumas tarp sušalusio ir šildomo elemento.
Nu, čia yra gan sudėtinga atsakyti, optimalus skirtumas, net nežinau, tas elementas bus gal kokiu 40-50, iki 50 gal nesieks temperatūros. Bet retai kada galėsit išmatuoti tą temperatūrą ir tą skirtumą išlaikyti. Tai nežinau, ar labai aktualu būtų, nebent turit kažkokių kitų tikslų su šituo klausimu. Ten dėl karšto vandens, jisai gan greitai atšals, turint omeny karšto vandens butelius. Jo, karšto vandens butelius, turint omeny, įvyniojus į šiltą, į kažkokį audeklą, uždėjus ant žmogaus. Tiesiog reikėtų patikrinti po 20-30 minučių, kad ar jisai dar nebus atvėsęs. O pilant į butelį jau greičiausiai nebus visiškai verdantis vanduo. Ir aš siūlyčiau vis dėlto priliesti prie savęs ir jeigu mes galim išlaikyti tą šilumą, tai yra mums nėra per karšta, tai greičiausiai užteks tos temperatūros tai 20 minučių ir šildymui. Giedriau, gali būt, reikėtų pasimatuoti, nes tie buteliai labai skiriasi ir jeigu yra storesnis sluoksnis audinių, vėlgi gali būti skirtingas pojūtis. Ar teisinga būtų pirmiausia aktyviai šildyti širdies plotą? Tai jau minėjau, kad būtent tie šilumos paketai yra rekomenduojama juos dėti būtent krūtinės srityje. Krūtinės srityje ties pažastimi. Geriausia ten, kur yra arčiausiai kažkokia stambi kraujagyslė, tai pavyzdžiui pažastis. Krūtinės sritis taip pat gerai. Širdis yra plius minus krūtinės srityje. Pas vienus daugiau į kairę, pas kitus daugiau per vidurį, tad neakcent būtent apie krūtinę. Ir jeigu turim vėlgi mažus paketėlius, jie greičiausiai nebus efektyvūs, netgi uždėjus ant pačios širdies ploto. Tad geriau naudoti gana didelius paketus arba kelis butelius, jeigu taip įmanoma. Kaip jums sekasi atsakinėti klausimus? Atsakymų jau virš 40, smagu, vadinasi, atsakinėjat. Čia visai rimtai, visai gerai atsakinėjat, visai daug teisingų atsakymų. Širdies ritmas gali sutrikti. Klausimas yra, kokių širdies ritmo sutrikimų galime tikėtis. Tai gali būti labai skirtingų širdies ritmų sutrikimų, aišku, nuo ekstrasistolių iki skilvelių virpėjimų, bet labiausiai visi bijo to būtent kraujotaką sutrikdančių širdies ritmo sutrikimų ir vienas iš jų yra būtent skilvelių virpėjimas. Ar galėsiu pasidalinti skaidrėmis? Informaciją tikrai pasidalinsiu, bus taip pat įrašas paskaitėlės, tad bus ir galėsi dar kartą ir perklausyti ir pasižiūrėti klausimus. Kaip užtikrinti hipotermijos prevenciją, kai žmogus netekęs galūnės, bet turime tik plėvelę ar dar kažką papildomai galime padaryti. Plėvelė yra pradžia, bet yra tikrai nepakankamas dalykas, reikėtų kažkokio termoizoliacinio rimtesnio sluoksnio, kaip miegmaišis,
striukė geresnė. Plėvelė mus apsaugos greičiausiai nuo vėjo, nuo drėgmės daugiau, bet pačios tos šilumos sulaikyti, tos, kurią mes iš radiacijos spinduliavimo metu atiduoda žmogus, tikrai neužteks to. Aišku, kažką patiesti, kad nesėdėtų ir negulėtų ant žemės plikų šaltos. Reikėtų šiuo atveju, vėlgi, dar kartą sakau, pasirūpinti storesniais, šiltesniais sluoksniais, kurie galėtų apsaugoti tą šilumą, izoliuoti šilumą. Gal galite pakomentuoti specializuotą gaivinimą, hipotermiją patyrusiems pacientams, gal yra atsiradusių pakeitimų rekomendacijose, kai yra temperatūra mažiau 30 ir esant temperatūrai 30-35. Ir gal galite pakomentuoti, kiek defibriliuota ir nedefibriliuota ritmus. Ksenija čia manęs klausia, aišku, čia labai jau toksai. Ir Laurynas atsako, SV tai yra defibriliuojamas ritmas, EMD. Kaip suprantu, disociacija, taip, Laurynai? Tai irgi defibriliuojamas ritmas. Kiti ritmai, kaip asistolija visiškai, yra nedefibriliuojamas ritmas. Ar pakeitimų kažkokiu atsirado? Šiaip mažai pakankamai domėjausi prieš tai buvusiam gairiam, kai yra mažiau 30 laipsnių temperatūra ir mes nusprendžiam defibriliuoti esant defibriliuojamam ritmui. Tuomet yra taikoma 3 kartą impulso, didžiausio impulso, kiek yra įmanoma, ir tada jau daugiau defibriliacija nebetaikoma, kol žmogus nesušildomas iki daugiau negu 30 laipsnių temperatūros. Taip pat yra susilaikoma nuo esant mažesniai temperatūrai negu 30 laipsnių Celsijaus, neskiriamas yra adrenalinas. Vėliau tarp 30 ir 35 jisai skiriamas ilgesniais tarpais, ne kas 3-5 minutės, bet kas 6-10 minučių. Tai šitos pagrindinius dalykus galiu pakomentuoti, kiti dalykai per daug specifiški, nenorėčiau čia šiuo metu apkrauti. Ir greičiausiai ir aš turiu įtarimą, kad šitie dalykai nelabai kuo ir pasikeitė paskutiniu metu. Kodėl negalima duoti šiltų skysčių, gėrimų sunkesnės hipotermijos atveju. Jeigu žmogus yra sutrikusios sąmonės, jeigu jis mieguistas greitai užsnūsta, yra labai didelė užspringimo rizika, todėl per burną nieko paprastai rekomenduojama neduoti. Tai reiškia neduoti valgyti, neduoti gerti, kad jisai tiesiog neužspringtų. Sodos tirpalai, kambario temperatūros skysčiai, greitai nešildom, dengiam galvą. Čia Lina atsakėte kažkurį klausimą? Gerai, supratau. Ačiū dar kartą. Jo, Lina yra reanimatologė, todėl jai yra gan aktualus šitie dalykai greičiausiai ir yra susidūrusi. Lina, jeigu nori, gali ir įsijungti mikrofoną, pakomentuosi daugiau, gal paskutiniu metu kokį atvejį turėjai panašų.
Esam turėję per naujosius metus. Mhm. Tipiškai laukia močiutė kalėdų senelio ir sušalo priebutyje. Tai nebūtina, aišku, čia kalnų, kad sušalti pas mus, kad hipotermija ištiktų. Hipotermija buvo sunki, šerdinė temperatūra buvo 28. Tai tik tai tiek, kad aišku, tokie žmonės, čia daugiau kur tai, ką pasakojo Kastė, tai yra viskas kalnų sąlygom, aš taip suprantu. Viskas, kad jau mes esam lauke ten kalnuose. Tai, ką mes darom stacionare, tai labai skiriasi. Mes turim daugiau technikos, daugiau intervencijų galim padaryti, bet kiek rodo mano patirtis, o sėkmingai beje mes sušildėm tą moteriškę, tai kad visuose gaivinimuose kažkodėl būdavo labai akcentuojama, kad mums reikia tų šiltų skysčių, kad aktyviai šildome, kad pilame ir į skrandį, ir į šlapimo pūslę pilame tos visus, jeigu tik galim, tik kaip nors sugebam, visur pilam tos šiltus skysčius. Tai jei kuo patirtis parodė, kuo greičiau mes pilame šiltus skysčius, čia gal netgi vartas klausimas, kur buvo dėl tų šiltų skysčių duoti gerti. Tai sąmonės sutrikimas yra viena, bet kitas dalykas, šilti skysčiai, jie labai staigiai išplės periferiją ir mes gausime sistoliją, mes gauname kraujospūdžio kritimą, šoką ir asistoliją. Ir tada jau tokį pacientą atgaivinti, labai mažai vilties. Todėl greičiau kambario temperatūros skysčiai, nes jie vis tiek santykinai bus šilti tam atšalusiam kūnui. Ypač jeigu temperatūra jūsų kambarį yra kokia, yra šilta, tai čia šiuo atveju geriau daryti yra šitaip. Ir aišku, sodos tirpalai. Sodos tirpalas, tai čia iš vis turėtų turbūt būti pirmas, kas turėtų būti sulašinama, ypač jeigu tu stebi bradikardiją. Retas širdies pulsas. Tai čia turbūt tiek pastebėjimų iš manęs. Taip, ačiū Lina iš tikrųjų ir taip rekomendacijos visos tų šildymo skysčiais į pilvo ertmę, į kitus, į šlapimų pūslę ir panašiai, jie atliekami tik tai jie rekomenduojami atlikti tik tokiais atvejais, kai yra nestabili hemodinamika, krenta kraujospūdžiai, čia aišku ligoninės ir tikrai medikų turinčių įrangą ir gerą patirtį reikalas. Ir geras pastebėjimas dar, Katalina, dengiam galvą. Taip, galvą reikia dengti tam, kad išsaugoti tą šilumą, kurią mes vienokiu ir kitokiu būdu bandom sukurti. Giedrius dar klausė, jei nukentėjęs žmogus teigia, kad nori miegoti, ar leisti jam užmigti. Irgi labai geras klausimas. Būtent jeigu kalbam apie gelbėjimo kolapsą, arba kitaip sakant, spaudimo, sąmonės praradimą, spaudimo kritimą gelbėjimo metu, tai vienas iš mechanizmų ir yra atsipalaidavimas žmogaus. Jisai mato, kad jau gelbėtojai ir jo išgelbėjimas arti, sumažėja katecholaminų, taip vadinamųjų streso tų hormonų kiekiai organizme, krinta tada spaudimas ir tokie žmonės praranda sąmonę, gali netgi numirti. Tai prie rekomendacijų taip pat rašoma, kad jeigu žmogus yra sąmoningas, reikėtų stengtis, kad jisai ir išliktų sąmoningas ir nemiegotų. Laurynas parašė, žygeivių metu įvykus diskusijų metu nesutarė, kad kaip padėti nukentėjusiam žmogui. Vieni siūlo laukti gelbėtojų, kiti nedelsiant transportuoti auką. Vėlavimas priimti sprendimą pablogina nukentėjusio būklę, manau. Grupės lyderis ar labiausiai patyręs narys turi priimti atsakingą sprendimą, remdamasis žiniomis apie hipotermijos valdymą, o kiti nariai privalo bendradarbiauti. Ar tai būtų geras sprendimas?
grupės lyderis ir labiausiai patyręs narys. Bet kokioje gelbėjimo situacijoje vienas iš pagrindinių ir tokių pirmųjų veiksnių, ką turi atlikti gelbėtojai, taigi paskirti vadovaujantį žmogų, tai yra lyderystę surasti, tas, kuris lyderis. Ir jau tai aišku, jeigu lyderis apsiima tuos sprendimus priiminėti, tada žinoma, jo sprendimų turėtų klausyti ir jo kolegos gelbėtojai. Tai vat, galbūt toks būtų mano atsakymas, Laurynai, į jūsų klausimą. Daug ir klausimų, daug, labai džiaugiuosi. Ir jeigu turi dar kokių pastebėjimų ar komentarų, ar pasidalinti norit kokiais nors įspūdžiais, aš tada pabaigsiu, ką paskutinį norėjau pasakyti. O mano paskutinė žinutė bus labai paprasta ir trumpa. Tai keletą tokių, kuriuos reikėtų šiaip atsiminti, kad nepamiršti, tai kad mirtinai sušalti galima ne vien esant minusiniai temperatūrai, kaip sakė Lina, ir laukiant Kalėdų senelio priebutyje, kad drebulys yra labai efektyvus šilumos gamybos mechanizmas, tačiau daug kainuoja, todėl labai svarbu būti sočiai gerai pavalgius, kad sušalusi širdis yra labai jautri ir gali greitai sutrikti ritmas, todėl labai svarbu tokį sušalusi žmogų kuo mažiau judinti. Tai tiek norėjau tada aš jums šiandien ir pasakyti, užtrukom praktiškai 1,5 valandos, gal visai ir neblogai. Toliau tada klauskite ir jeigu turit kas komentarų, drąsiai junkit mikrofonus, kalbėkim, galim ir padiskutuoti. Aš išjungsiu savo ekrano rodymą per tą laiką.